Svarbiausia profesionalaus krepšininko dienotvarkės dalį sudaro treniruotės, tačiau rengiantis rungtynėms svarbi kiekviena detalė bei tai, kad kasdienybė būtų patogi. Edvinui Jazukevičiui užaugusiam Vilniuje šiame sezone teko iššūkis kraustytis gyventi į Kauną. Televizorius, yra Wi-Fi'as, kažkur kambarys, jaukus ir tualetas mane. Labai nuostabus svečiai, niekada negrįžta vėlai, visada tvarkingi, nesiskundė nieko, viskas buvo gerai, sklandžiai susidraugavo netgi. Ir palikime Edviną ramiai treniruotis. Kadangi akivaizdu, jog daug linksmiau krepšininkai gyvena po treniruočių, kai kartais leidžia savo pasilepinti ir išeikvotą energiją kompensuoti sočių maistu. Kad būtų bėgiot iš ko. Mėgstu greitą maistą. Dabar studijuoju, tai tikrai dažnai picas tai ypač. Nėra taip, kad kažkokios dienotvarkės, kad lygiai tokiam valandom ir pavalgyčiau. Kaip kada? Būna kartais valandą prieš treniruotę, bet stengiuosi tiek daug neprivalgyti, kad galėčiau pabėgioti. Kartais pasilepinu, kai geros varžybos būna arba laimim 2 iš eilės, tai su drauge nuvažiuoju picos valgau. Dar kartą. Ir dar kartą. Nepastebėjote nieko keisto? Nepaisant to, kad buvo įspėtas apie nesiskutimo lapkritį. Jeigu tokios akcijos vyksta, reiškia, tai yra svarbu ir tai yra opi problema visuomenės. Edgaras Stanionis, kaip ir dauguma kitų krepšininkų, nei barzdos, nei ūsų neužsiaugino. O čia jau kiek labiau barzdotas žmogus. Ir tai žmogus, kurio pasilgome. Po traumos buvau toks apžėlęs, tai nusprendžiau, kad ir po traumos nesiskusiu ir visą lapkritį taip pat nesiskusiu. Dabar ateis tas kažkada laikas, kai tik ūsus reikės pasilikti. Ar tu darai taip pat? Tai va, matai, šito dar nenusprendžiau. Nežiūrėjau, kaip stūsais atrodau. Tai manau, kad nekoks vaizdelis. O esi bandęs? Esu bandęs, kai buvau užaugus barzda tinkamo ilgio ūsus pasilikęs. Tai kažkur dar nuotrauką turiu. Tai, baisiau atrodau negu kanteras. Traumą 5-osiose sezono rungtynėse patyręs Rokas Čepanonis, kurio atsigavimas turėtų trukti nuo 4 iki 8 mėnesių, nudžiugino komandos draugus savo apsilankimu antrąjį ratą, pradėjusiose namų rungtynėse prieš Mažeikius. Visas stebėjau iki vienos. Praeitą savaitgalį net mačiau, kad treneris buvo užsilepsnojęs iš Rūbinės. Tai turbūt gal pilos vyrai neblogai, bet šiaip stebiu, palaikau 100%. Ką jūs čia lošat? Laimėjom 4. Yes, čempionai. Nei gynybos, nei puolimo, po vieną visur. Ką jūs padarys po vieną? Ką padarėt po vieną? Kiek įmetėt po vieną? Nieko, 0. 0, ne komanda, aš pasakysiu. Norėčiau, kad viskas greičiau vyktų, tos traumos atsistatymas, bet pamažu žingsnis po žingsnio, manau, kad viskas geryn. Kol kas tai namų režimas, aš kaip vadinu, tai namuose darau pratimus tenais paskirtus, ką daktarai paskyrė. Roko apsilankimo įkvėpta komanda laimėjo rungtynes, o prieš tai žaistame susitikime Mažeikiuose buvo užfiksuotas metimas iš užupio. Tiesa, šį kartą ne vienas. Komandos kapitonas Paulius Belevičius tą kartą metė 20 taškų, tačiau nepataikė ne vieno iš 6 mestų tritaškių. Laisvas. Galbūt pagaliau nepataiko Paulius Belevičius iš 3 taškų zonos, nepataiko jau 4. kartą. Paulius Belevičius šiandien jis iš 3 taškų zonos prametė visus 6 metimus. Povilo Butkevičiaus dėl traumos netekęs Vytis kiek anksčiau nei įprasta ketvirtadienį. Šakiuose priėmė pirmajame rate tuomet antrąjį pralaimėjimą iš eilės Šakių ekipai įrašiusius telšius. Let's go. Kas laimės? Vytis. Rungtynės prasidėjo 6 svečių taškais iš eilės, tačiau susitikimas netrukus ėmė vykti taškas į tašką. Prasčiau atakavęs ir prasčiau dėl kamuolių kovojęs Vytis po 2 kėlinių nebuvo pranašesnis, o švieslentėje degė 2 vienodi skaičiai – 39-39. Jei gavai 3 metimus paskutinę sekundę nuo 14 kokių, jis už tave greitesnis, nusidės už tave greitesnis, tai tavo kojytės neįsto. Bet tu plačiai bulim paskutinę sekundę tokį metimą. Davai, stovėt.
Trečiasis kėlinys taip pat baigėsi lygių rezultatu, tačiau ketvirtajame vedami Marijaus Užupio pataikiusio 6 tritaškius iš 8, Vyčio krepšininkai atitrūko, vienu metu net turėjo dviženklį pranašumą ir laimėjo rungtynes rezultatu 83-76. Viskas gerai, laiku davė pasą ir viskas. Čia daug didelis nuopelnas komandai, ne man pačiam. Tai dabar jau atsirišo, dabar jau varysi po 20 kiekvienos rungtynės. Degysim tinkliuką toliau. Deginsim. O mažiau 20 nebus, gali prižadėti? Galima bandyti. Kaip ko gero pastebėjote, sezono pradžioje iš rikiuotės iškritęs Ernestas Sirkevičius debiutavo komentatoriaus amplua šioje kėdėje, šįkart pakeitęs Paulių Ambrazevičių. Čia visai patiko, iš tikrųjų galvojau, kad bus sudėtingiau, bet čia visai malonus darbas. Toksai. Nuo kur įdomiau stebėti rungtynės, komentuojant ar nuo suoliuko? Galbūt komentuojant, aišku, negali visų emocijų išreikšti, bet šiaip visai, sakau, įdomi patirtis buvo. Komentatorius Ernestas ir pergalė nebuvo vieninteliai šakius džiuginę dalykai. Šį savaitgalį iki sekmadienio gimtadienį švenčia vieni pagrindinių Lietuvos krepšinio fanų komandos rėmėjų prekybos tinklas Gulbelė, kuris savo lankytojams šventės proga siūlo ypatingas akcijas ir kurio nepamiršo pasveikinti Vyčio kolektyvas. Linkiu Gulbeliai toliau tęsti savo gerą darbą, kept skanius gimtadienio tortas ir ne tik gimtadienio tortas ir visą kitą produkciją. Kad ilgai remtų Vytį, ilgai gyvuotų, skaniai keptų, skanius pyragus, bandeles, ką ten bedarytų, kad jiems sektųsi.